Žinai, tu manęs prašai šito klausimo neklausti ir aš neklausiu. Tu paprašai neklausk manęs dėl šiukšlių Neapolyje ir dėl mafijos. Ir man tai labai žavu, kad tu paskui paaiškinai, kodėl tu nenori apie tai kalbėti. Kaip tik prieš porą dienų berods susilaukiu tokios žinutės, sako, Vitalija, mes norim pamatyti mafiją. Mafija. Dabar taip, ką tai reiškia, mes norim pamatyti mafiją. Tai aš neįsivaizduoju, kaip žmonės įsivaizduoja tokį dalyką. Jo, tai aš turbūt, nežinau, nueisiu pas kokį nors, nežinau, bosą mafijos į namus, sakysiu, čia, žinok, yra Salvatore ir Salvatore, žinok, jisai yra atsakingas už pinigų reketavimą, o dabar tada eisim į kitus namus, ekskursija tada bus pas kokį Enzo. Mes paprasti mirtingieji ir nematom organizuoto nusikalstamų, mes jų tiesiog nematom. Kas liečia tada šiukšles? Žinom visi, kad dideliuose miestuose yra kaip ir... Aš nežinau, kodėl apie Paryžių tokio dalyko nesako. Paryžius nuostabus miestas. Aš pati, kai lankausi kaip turistė, aš kažkaip šiukšlių neieškau. Man jos neužkliūna, aš susikoncentruoju ties menu, architektūrą, virtuvę, istoriją. Aš matau visai kitus dalykus. Man atrodo, kad tai yra tiesiog energijos švaistymas, kalbėti ir motyvuoti, ieškoti kažkokio paaiškinimo, kad mes tai gyvena labai daug žmonių ir pas mus šiukšlės yra rūšiuojamos ir iš viso šiukšlių rūšiavimo konceptas gimsta su Burbonų karaliais, Neapoly ir atsibosta kažkaip tą patį per tą patį. Bet kaip prieš tai mes kalbėjom, ką noriu pasakyti, kad mane toks komentaras, tokie komentarai galbūt nelabai gražus, draugiški žaidžia, todėl kad Neapolis yra mano namai. Ir kai tu pasikvieti kažką pas save į namus, nenori, kad tau sakytų, girdi, čia pas tave kilimas nešvarus ar pas tave stalas kleckinas, niekas to ir nepasakytų. Galbūt tautiečiai tokį komentarą, tokius komentarus sako, todėl kad, aš irgi esu lietuvė, bet Neapolis yra mano namai. Tai aišku, mane truputėlį tokie komentarai, aišku, žaidžia, bet aš, aišku, visada stengiuosi pasakyti turistams, kad pakelkim galvas aukščiau ir ieškokim kitko. Šiandien turėjau nuostabią ekskursiją su tavimi, ačiū, kad pakvietei. Labai buvo irgi patyrinėti Neapolį, labai buvo smagu, nes nors ir esu buvusi, vis tiek nežinai kai kurių vietų. Ir aš norėjau tavęs paklausti, kas yra sunkiausia gido profesijoje? Mano darbas yra tikrai man fantastiškas, tai ir pati lengviausia dalis yra to tikrojo mano darbo, tos ekskursijos vedimo. Bet prie viso šito yra visa galybė kitų dalykų. Tai yra, pasiruošimai ekskursijoms, visokiausi derinimai, ne tik užbukinimai bilietų, restoranų, transporto, įlaipinimai, išlaipinimai, visokiausi bilietai, mokesčiai. Bet taip pat ir visokie sąskaitų išrašymai ir tada kažkas netitinka, tada turi skambinti savo finansų patarėjai, klausti kažkas ne taip, negerai, ką tada daryti, nes aš to neužsiimu, mano darbas yra vesti ekskursiją, bet prie tos ekskursijos aš turiu dar visą seriją kitų dalykų padaryti ir pasireklamuoti, nepamiršti ir su klientais bendrauti, nes aš su dauguma savo klientų bendrauju tiesiogiai. Ir aišku, taip pat kaip ir kelionių organizatoriai, draugams su kelionių organizatoriais ir lygiai taip pat, žodžiu. Tai va, ta pati ekskursija, gal truko 3 valandas, bet prie tų 3 valandų dar buvo organizacinio darbo, kurio labai daug. Visų pirma, žinai, aš pagalvojau, vaikščiodama su tavim, kaip turėtų būti nelengva, žinai, didelė grupė, toks miestas, mes dar apie miestą pakalbėsime, jis nėra ramus, yra chaotiškas miestas ir suvaldyti tą grupę chaotišką miestą, dar plus jeigu tai yra vasara, yra karšta, tai yra sudėtinga, tai labai sudėtinga.
Taip ir ne, tiesą pasakius. Kitą kartą gali būti daug sudėtingiau su 1-2 turistais, sudėtingiau negu su 50, nes jeigu, aišku, grupė, jeigu atsiranda ryšys su grupė, jeigu grupė gerai klausosi tos indikacijos, kurios yra tiesiog pateikiamos, suksim, eisim, žiūrėsim, tada viskas gerai yra būtent net ir tokiam judriam mieste kaip Neapolis. Tu man pasakei, kad tu turėsi dabar laisvą dieną tik po poros savaičių. Po poros savaičių. Ja. Tai irgi fiziškai ir emociškai, nes tu daug savęs atiduodi žmonėms, su jais kalbiesi. Tradiciškai noriu savo interviu pradėti, nes visada įdomu sužinoti, kaip visgi tu atsiradai šiame mieste ir kaip tavo profesija irgi prasidėjo ir apskritai pakalbėti apie šitą miestą vėliau norėsiu, bet tradiciškai, kaip visada, ką tu veikiai prieš atvažiuojant į Italiją? Apskritai, aš nežinau, ar Neapolis buvo tavo pirmas miestas ir irgi apie tai pakalbėsime ir kokie keliai tave atvedė čia. Aš Lietuvoje ilgai galvojau, kuo norėsiu būti užaugusi. Teko mokytis konservatorijoje, Šiauliuose pabaigus chorinį dirigavimą. Oho, mes čia muzikantę turime. Atseit. Gerai. Tada šitas dalykas nepaėjo. Išvažiavau į Ispaniją, į Andalusiją, pietų Ispaniją, šiek tiek padirbėti, užsidirbti studijoms. Tada grįžau į Lietuvą. Grįžus į Lietuvą, dirbau irgi šiam bei ten smulkius darbelius ir galiausiai aš įstojau. Aš esu pabaigusi visai ne tą, kuo dabar verčiuosi. Iš viso marketingas visai kitas reikalas. Mano žinios dabar, aišku, jau po tiek metų nebėra aktualios, aš to visai nepraktikuoju. Bet būtent studijų metais aš savo gimtuosiuose Naisiuose. Festivalis. Taip, tose Naisiuose. Beje, labai faina vieta, aš ten užaugusi, pilna pusbrolių, pusseserių, draugų, mano vaikystė ten praleista, fantastika. Dar prieš festivalį Naisiai nuo seno turėjo labai tvirtą bendruomenę, iš ties labai draugišką. Taigi, ideali vieta augti. Ir būtent tenai aš pradėjau vesti ekskursijas. Būtent tenai ir man tai buvo tiesiog tokia papildoma veikla studijų metais. Ir kadaise atsimenu, net ir kai mokėmės gidų kursuose, net ir sakė, kad jūs iš šitos profesijos, tai duonos tikrai nevalgysi, tai neįmanoma, čia toks labai smagus hobis. Ir aišku, jau kai atvykau į Italiją, pradėjau galvoti visai kitaip, nes Italijoje tai yra labai rimtai vertinama profesija. Po studijų... Atsiprašau, man atrodo Italijoje, bet kokia profesija yra vertinama, jeigu mes norėtume palyginti su Lietuva, nes čia kitaip žiūrima kažkaip į darbą, kitaip netgi, jeigu tu esi padavėjas, gidas, nežinau, kad ir, žinai, visur aš jaučiu, ateidama bet kuri parduotuvė, bariuką, aš jaučiu, kad tie žmonės jaučiasi gerai savo vietoje. Žinai, nėra toks, aš čia dirbu, nes reikia, nes noriu kažkaip, žinai, tiesiog užsidirbti papildomai, ar tiesiog nėra iš bėdos dirbu. Teisingai. Jo, pasigenda labai lietuvių turistai, mes nematom tų jaunų studentų, kaip pirmos darbo praktikos kavinėse ir tada turi paaiškinti, žinokit, čia rimtai baristos, vyrai pasitempę su švarkeliais, mums kavą atneša gamina. Ir gerai uždirba, beje, visai neblogai. Tada studijų metais su Erasmus mainų programa išvykau visų pirma į Graikiją, Salonikus, ir tada išvykau jau po studijų praktikai atlikti į Neapolį. Ir tada taip ir pasilikau. Po Erasmus praktikos. Ir būtent per ją susipažinau su Neapolio virtuve, šiek tiek ir istorija. Todėl, kad iš papradžių praktiką atlikau tada garsiame,
kai tik atidarė, buvo naujovė Eccellenza kampanija, taigi kampanijos regiono, žodžiu, patys geriausi, žemiausi produktai, restoranai, patiekalai, viskas po vienu stogu, kažkas panašaus kaip Italy. Gerai. Tiktais kampanijos regione. Supratau. Tai va. Ir marketingo skyriui, tas marketingo skyrius labai juokinga, tai buvo toks Rusys, rimtai, tai buvo toks Rusys. Ir mano kolegė, marketingistė draugė, turėjo daug mažiau praktikos negu kad aš tik ką iš po studijų. Mano darbas buvo, kadangi nežinojau truputėlį, ką su manim daryti, mano darbas buvo praktiškai nufotografuoti visas prekes, jas iškarpyti su Photoshopu ir tada kataloguoti. Ir visokius meniu sudaryti, žodžiu. Tai Photoshopas, InDesignas, tokie reikalai, visokiausi renginiai būdavo labai smagu. Tai va. Smagu, fain. Nu, jo. 6 mėnesiai tokie smagus, priaugau labai daug svorio. Kas mėnesį priaugau po kilogramą. Oho. Jo, po pirmų 10 mėnesių sakau, gana Vitalija. Jo, buvo taip, paskui reikia apsiraminti. Mano mėgstamiausias patiekalas buvo, kai pastos šefas mane matydavo, jau žiūrėdavo, sako, pastai patatė, nori makaronų su bulvėmis, bei aš atsimenu, va tada pirmą kartą paragavau makaronų su bulvėm būtent tenai, Eccellenza kampanija. Mano kolegė, ta marketingistė, žodžiu, sako, Vitalija, ir tu nori makaronų su bulvėm? Ir aš dar pagalvojau, kokia nesąmonė, makaronai ir bulvės. Paragavau, įsimylėjau, labai patinka, labai. Vienas mano mėgstamiausių neapolietiškų makaronų patiekalų. Aš žinok, prisipažinsiu, aš nesu ragavusi pastos su bulvėm. Reikia būtinai paragauti. Aš labai skaniai gaminu beje. Taip. Tai žinokit, kad bulvės ir makaronai gali būti ne tik garnyras, bet dar kartu patiekalas. Gali, tikrai. Skamba labai skaniai. Tai 6 mėnesiai marketingo Rusija. Tai jo. Pirma pažintis su Neapoliu. Neapolis, man kažkas tiko. Aplamai, aš manau, kad neapoliečiai, kad ir kokie jie galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, yra labai lengvai priimantis. Mes šiauriečiai, lietuviai, esam vis tiek kažkokie šaltesni. Čia aš neturėjau tokios problemos pritapti. Aš niekada nesijutau svetima. Ispanijoje aš tą jausmą turėjau, Graikijoje šiek tiek aš tą jausmą turėjau. Čia aš niekada tokio jausmo neturėjau, kad aš esu ne savo vietoj. Geras. Niekada. Taip, labai geras. Nes nesitikėjau kažkaip, galvoju, kaip tik turėtų būti, žinai, tie Roma, Milanas, tokie, žinai, tarptautiniai miestai, bet Neapolis, kad yra toks atviras, tai yra labai įdomu. Ne, labai, aplamai, kas liečia būtent pačius neapoliečius, jie yra pripratę matyti tą tokį kitokį žmogų, juk Jetus didelis uostas, nuo senų senovės maišėsi, keliavo į tolimus kraštus. Istoriškai gyveno didelės bendruomenės, užsieniečių, egiptiečių, žodžiu, ir viso ko. Ir iš ties, neapolietis galbūt nepabaigęs universiteto, pabaigęs gal keletą klasių, jisai matys, kad tu esi kitoks, tu esi ar ne užsienietis, tave pažiūrės, kažkaip galbūt šiurkščiai atsakys, bet galbūt jis tavęs nekritikuos, neatstums, teisingai. Labai didelė įdomybė, nesumačius, kad kažkas apie tai kalbėtų ar rašytų apie feminėlį. Ar žinai, kas yra feminėlį? Feminėlį, iš karto, iš garso galima suprasti, tai yra moteriukai. Taip, aš kas būtų pirmieji transseksualai, kurie bėgo iš kitų Italijos miestų persekiojami į Neapolį. Tai čia kaip, žinai, Ispanijoje Barcelona, tai Italijoje Neapolis. Niekada aš nebūčiau pagalvojus. Čia esame? Mes esame Pinja Secca turguje. Aha. Kur pati perkiesi? Ar į supermarketą, į parduotuvėje perki prekes, ar visgi eini į
apie vietinius turgelius, turi savų vietų, ar... Kai gyvenau ispaniškuosiuose kvartaluose, visai netoli apsipirkinėdavau būtent Pinėseka turguje, taigi turėjau ir savo žuvies dylerį ir dabar dar prisimenu, sveikinuosi. Ir taip pat daržovių dylerį, tai visą laiką ir magaryčių kažką paskui įdeda. O dabar, kai esu toliau nuo pačio šurmulio, tai dabar man daug patogiau viską atrasti dideliam prekybos centre. Tai Vitalija mane nuvedė paragauti vietinių skanumynų, pietaujame labai tokioj lokalė, labai vietinė vieta. Vidodoro, aukso iešmas. Ir aš tokių, žinau, kainų jau seniai nesu mačiusi, nes ir aišku, čia vietiniai vaikšto, 6 eurai už primo sekundo, tai tokių kainų Romoje nėra. Ką valgysi dabar? Aš valgysiu gnocchi alla sorrentina. Labai skaniai atrodo. Tai jautėsi čia priimta. Taip. O kaip dėl kalbos, žinai, nes tai Neapolė nėra italų kalbos, Neapolė yra neapolietiečiai. Ir aš visada, kaip sakau, kitame interviu irgi minėjau, man visada gaila kampanijos lietuvių, nes sakau, jiems ne tik italų reikia išmokti, bet dar ir neapoliečių. Teisingai. Nu ką padarysi, išmoksti, bet ne, neapolietiškai tikrai nekalbu, todėl kad yra sudėtinga išmokti kalbėti dialektu. Nesuprantu pilnai, jeigu man greitai pasako neapolietiškai, kažką suprasti jau suprantu, kažką ir pasakyti moku, keletą frazių neapolietiškų jau labai gerai pasakau. 6 mėnesiai Neapolyje, taip, ir tu nusprendi pasilikti iš karto, ar buvo? Aš nenusprendžiau, aš tiesiog pasilikau, buvau, nieko negalvojau, sakau, kaip bus, tai bus. Teko pagyventi Ispanijoje, teko pagyventi Graikijoje, neturėjau tokio plano, kad aš dabar turiu būti, pasilikti. Tiesiog sakau, judėsiu taip, kaip mane neša srovė ir matysiu, kaip seksis, o sekėsi taip, susiklostė visos kortos taip. Ir gavosi, kol kas esu čia, 11 metų. 11 metų, wow. Kokie tie buvo pirmi metai Italijoje? Fantastiški. Turbūt fantastiški. Lankyti, matyti, pažinti, ragauti. Pirmą kartą fantastika, nuostabios vietos, labai gražu. Paskui, kai pradedu pažinti geriau, tada kažkaip sudėtingiau palieka, nes turbūt kuo daugiau supranti, tuo tada daugiau supranti, kad nieko nesupranti. Kiek tau metų buvo, kai tu čia persikraustei? 25, taip. Nu, toks ir dar jaunas, bet kažkiek brandos ten jau buvo, nes, žinai, tavęs besiklausant labai įdomu, nes labai dažnai istorijose aš girdžiu, kad, tas pirmasis adaptacinis laikotarpis, iš pradžių rožiniai akiniai, paskui po pusmečio jau jie nukrenta. Ir būna, toks adaptacinis laikotarpis sunkus, ypač tiems, kurie atvažiuoja jau vyresnio amžiaus, žinai, kai jau yra kažkokios vertybės susiformavusios, kas yra normalu, kas nenormalu. Tai aš įsivaizduoju tam žmogui, kuris atvažiuoja ten 30 plus į tokį miestą kardinaliai, žinai, kaip Neapolis. Tai aš galvoju, būtų, žinai, kultūrinis toks didelis kultūrinis šokas. Ar buvo tas laikotarpis, kai gal kažkas pradėjo atrodyti viskas čia keistai? Ar visgi jaunystėje atiduodi, žinok, visas kortas, sakai, kad tu labai greitai įsiliejai? Ne, greitai įsiliejau, ne. Manęs irgi dar dabar klausia, sako, Vitalija, tai per kiek laiko tu išmokai italų kalbą? Ir aš sakau, aš mokausi dar ir dabar, todėl kad išmokti gražią, tvarkingą, taisyklingą italų kalbą, yra ką veikti. Tikrai suprantu, kad kai tau reikia kardinaliai keisti gyvenimą, yra sudėtinga, faktas. Man buvo gerai tai, kad aš atvykstu po studijų, manęs niekas nelaiko, man nereikia kažko keisti, aš vis dar ieškau savęs. Kažko palikti nereikia. Taip, kad dėl to tai viskas pas mane tvarkoja, bet aišku, įsivaizduoju tiems, kuriems reikia. Jeigu man šiandien kažką reikėtų kardinaliai pakeisti, būtų sudėtinga, faktas. Bet žinokit, nebijočiau, todėl kad
Prieš tai kalbėjom, aš ypatingai, kai man reikėjo į tą darbo rinką Neapolyje, kaip reikiant įsilieti, tada aš savo tokį tikslą užsibrėžiau ir pasakiau, jeigu man pavyks Neapolyje, man pavyks bet kur. Nes Neapolis nėra tas miestas, kur mes keliavom į Londoną, į Vokietiją. Kur yra daug galimybių. Yra galimybių. Taip. Gal nėra taip sudėtinga, bet tie įrankiai yra, tu pasidomėsi atrasi, nes vis tiek, kaip pasakyti, tai nėra tas ekonominis miestas, į kurį vyksta tautiečių užsidirbti pinigų. Koks buvo Neapolis prieš 11 metų? Prieš 11 metų Neapolis buvo kitoks. Tikrai, aš atsimenu, kai pradėjau vestis turistus į ispaniškuosius kvartalus, kurie dabar yra super ant bangos, paskutinis mados klyksmas ir iš ties praeit nebeįmanoma. Į mane žiūrėjo kolegos kaip į durnelę, ką tu čia darai, kur tu čia žmonės vediesi, kaip jie čia ar negyvena savo erdvėje, o tu čia lendi tuos ispaniškuosius kvartalus, nes būtent norėjau parodyti tą tikrą, nesuvaidintą Neapolį, folklorą. O dabar atvaro turistinės grupės iš kruizinių laivų, paskui vėliavėlę po 50 žmonių ir šukuoja tuos ispaniškuosius kvartalus. Taip. Ir žiūri tos iškabintus skalbinius, taip. Taip. Pilna bed and breakfast, pilna barų, pilna kavinių, ko tik tais nori. Prie ko reikėjo prisiderinti, išmokti, ko reikėjo išmokti, žinai? Nes gerai, aš esu iš Romos, taip. Romoje vienos taisyklės. Neapolyje, man atrodo, irgi yra savų taisyklių, žinai. Ko reikėjo išmokti, kad tu galėtum laviruoti čia? Tarkim, yra tokie bendri dalykai, kaip irgi small talk, žinai, tas kiek yra, tai irgi išmokti su žmogų pakalbinti prie baro, irgi tokie, ten, nežinau, nueiti išgerti kavos, kažkokiu, nežinau, ten, kur reikia nusišypsoti, ten, kur reikia pasiųsti žmogų, žinai, išmokti, net aš įsivaizduoju, Neapolyje reikia išmokti vaikščioti gatvėmis, nes labai daug eismo, motorinį, reikia irgi perprasti, kada sustabdyti tą eismą, kad galėtum, ko reikia išmokti tau? Su šituo vaikščiojimu reikia jį išmokti pajusti, bet aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, ir lygiai taip pat turistai, atvykę tiesiog žmonės Neapoly kaip turistai, labai greitai tą tiesiog jausmą pagauna. Tai yra toks jausmas, kurio nepaaiškinsi, tokios taisyklės vienos nėra, nes jeigu būtų taisyklė, tai būtų vadovas į Neapolį ir tada viskas būtų labai labai aišku, bet tokio dalyko kaip ir nėra. Kaip tu pati, žinai, susiorientuoji ir jauti, kad, žinai, kad tave nenumuštų? Kad nenumuštų, aš juokauju, sakau, aš akis ir ausis turiu ir už nugaros, teisingai. Aš girdžiu viską aplinkui save. Bet tai vargina, žinai? Aišku, kad vargina, bet, kaip pasakyti, mano pasirinkimas gyventi didelę mieste, gyventi metropolį yra visko daug, garsų daug, triukšmo daug, pati gyvenau ispaniškuosiuose kvartaluose virš 4 metų. Dabar gyvenu kiek ramesnėme rajone, vis tiek miesto centre, bet kiek ramesnėme. Tai va. Kaip tavo gyvenime atsirado gido profesija? Ir kiek jau laiko tu esi gidė? Kai po tos praktikos reikėjo kažkaip išgyventi, taip, ką tu pradėjai veikti? Tai gido darbą aš pradėjau 2012 metais kartu su studijomis. Kaip ir minėjau, man tai buvo hobis, tai buvo savaitgaliai, tai buvo vasaros mano gimtose Naisiuose. Tada, kai jau aš atvykau praktikai čia, į Neapolį, tai nelabai man patiko tai, ką dariau. Nes man tas sėdėjimas priešais kompiuterį labai nepatiko. Man tos 8 valandos jos nejudėjo visai. Tas jausmas, kai suskaičiuoji iki 100 ir pasižiūri laikrodį ir nei viena minutė yra nepajudėjusi. Man svėrė, man buvo labai labai daug, man buvo labai sunku. Aš atsimenu, ateidavo sekmadienis ir aš jau galvoju, jau rytoj pirmadienis, jau rytoj vėl į ofisą, vėl ten aš užsidaręs tai savo kamurkiai. Ir man tai baisiai nepatiko, baisiai netiko. Aš jaučiuosi daug geriau kitą kartą praleisdama kelyje net ir 14 ar 16 net. Yra buvę valandų. Man daug greičiau praeina diena negu tos 8 valandos priešais kompą. Tai va, ir aš pradėjau tada čia
keliauti su turistinių autobusų kompanijomis. Ir labai juokinga, kai pradėjau čia prie kruizinių laivų stoties. Tas ženklas. Jo. Nu. Čia labai yra itališkas ženklas. Jau, jeigu nežinai, nepasakai. Buvo prieš kažkada, buvo seniau. Tai kaip tik čia prie kruizinių laivų stoties visų pirma mes dalindavom skrajutes. Porą valandų padalinus skrajutes, tada šoki į autobusai ir keliauji turistiniais autobusais, pardavinėjai paketus, transportuoji žmonės į Vesuvijus, Pompėjai, Amalfio pakrantės, Sorrentas, Herkulanėjas ir visi kiti reikalai. Paskui ilgainiui gavus jau turlyderio, kas lietuviškai būtų kelionių vadovo pažymėjimą. Tada dirbau su kitais, irgi turistiniais autobusais. Bet aš įsivaizduoju, ne su lietuviais ar su lietuviais? Ne, nes lietuvių dar nebuvo. Lietuviams tai buvo netokia žinoma vieta, o tada jau tik vėliau, 2017 metais, atsirado tiesioginiai skrydžiai. Iš Kauno, ne? Iš Kauno, jo. Ir dabar tebėra, tik tais, aišku, tie skrydžiai yra sezoniniai. Startuoja pavasarį, pasibaigia rudenį. Tai pradėjai kaip irgi nuo kelionių, visai šalia buvai turizmo. Taip. Visiškai teisingai. Ir paskui nusprendėjai visgi daryti savo turus, ar ne, savo... Jo, kaip viskas gavosi iš tikrųjų. Dabar kaip pagalvoju, aš net negalvojau iš pat pradžių dirbti gido darbo Neapolyje. Ne taip viskas prasidėjo, todėl kad, kaip ir minėjau, Lietuvoje buvo labai kalama į galvą, tiesiog ne, čia žodžiu ne profesija, jūs iš šito duonos nevalgysit. Ir kažkaip labai irgi pats tada rimtai, kai tave išmokina savęs kažkaip nevertinti, tai tada ir nevertini ir kažko negalvoji, neapskaičiuoji. O paskui galiausiai atsitinka man toksai dalykas, kad man atsiunčia porą žmonių, mano pusseserės vyras, ir sako, Vitalija atvaro rimti žmonės, reikia jiems Neapolio parodyti. O aš nepasiruošusi, nei ką žinau, žodžiu, man toks stresas. Sako, Vitalija, bet čia bus, žinok, labai paprasta, čia, žodžiu, žmonėms, kad ir ką parodysi. Tada aš ruošiuosi, naktį nemiegu, man ima panika, aš nežinau, ką aš čia dabar darysiu, žodžiu, ir kažkaip atėjo tos dienos. Ir praėjo ir gavosi ganėtinai neblogai ir kažkaip žmonės tiesiog vieni per kitus pradėjo dalintis tokią informaciją ir tada tik tai stoptelėjo mintis. Tada pradėjau aš rašyti į Facebooką, kol kas buvo tik tai Facebooko puslapis, kaip prisijaukinti Neapolį ir tada tiesiog pradėjau rašyti apie Neapolį, nes informacijos apie Neapolį nebuvo visiškai lietuvių kalba, nebuvo nieko, nebuvo absoliučiai nieko. Dabar jau atsiranda man tam tikrus vertimus, kad aš žinočiau, kaip išversti tam tikrus terminus, labai jau neapolietiškus vietus. Turėjau versti, improvizuoti. Bet dabar yra daugiau informacijos, dabar aš žinau, kaip tą terminą, kurį versdavau vienaip, kad jis iš tikrųjų yra verčiamas taip. Aš žinau, kad yra be galo sudėtinga gauti gido licenciją. Taip, aš turiu gidų draugų, kad tai yra tiesiog pragaro kelius reikia praeiti. Iš karto, taip, širdis pradeda daužytis, iš tikrųjų. Kaip tu pasiryžai tam, žinai, toks labai keistas klausimas, bet, ta prasme, aš tiesiog įsivaizduoju, kad gerai Roma, bet įsivaizduoju, kad Neapolis dar sudėtingiau biurokratijos prasme. Buvo išties labai sudėtinga. Aš net juokauju, kitą kartą sakau, reikia sielą parduoti. Iš tikrųjų labai sudėtinga procedūra. Mano laikais aš padariau, tai buvo be protų sunku, tai buvo 5 metai pragaro. Aš padariau viskas. Ištrinta iš atminties. Nenoriu, žinai kaip trauma, kai išgyveni traumą ir tada tu ją užblokuoji, kažkas. Taip. Nes iš tikrųjų taip, dėl to ir aš vertinu jūsų, žinai, pasiaukojimą, nes gauti licenciją čia, žinau, kad yra sudėtinga, kaip čia taksistai irgi dabar, kodėl Bolto nėra Italijoje, visi klausia, kodėl nėra Uberio, Bolto ir kitų, žinai, pavežėjų ir mes aiškinom, nes taksistai irgi
Nežinau, ar praėjo, bet irgi, kiek žinau, praėjo pragaro kelius, sumokėjo už licenzijas ir dabar jie protestuoja, kodėl visi dabar gali vairuoti mašiną, automobilį, uždirbti pinigus, kai mums reikėjo visada praeiti. Tai išsivaizduoju, gidams irgi panašiai, taip. Man atrodo, irgi Italijos žiniasklaidoje, televizijoje tas miestas pradėjo jį romantizuoti kažkuria prasme, romantizuoti labai daug serialų apie mafiją, apie visą. Ir su tikra nepolitietiška kalba, kad netgi italai žiūrėdami deda subtitrus, žiūrėti Gomorą, ir dar daug kitų. Ir įvairiausių ir filmų irgi apie Neapolį. Ta pats Sorrentino irgi kilęs irgi iš Neapolio, irgi sukūrė irgi filmą apie neseniai irgi apie Neapolį, taip. Beje, pasakykime, kaip kitaip galime išgirsti, koks pavadinimas yra Neapolio. Partenope. Partenope, ar gali taip. Sorrentino filmas Partenope, pasižiūrėkite, irgi gali visokių būti įspūdžių, kodėl Neapolis taip pat yra vadinamas Partenope. Nes tai būtų turbūt pati seniausia Neapolio dalis, pirmasis šito krašto, šitos gyvenvietės pavadinimas ir buvo Partenope. Partenope. Ar aš teisingai ar nesuklysiu, sakydama, kad Neapolis, šiaip mes jį lietuviškai sakom ir tapatinam su vyriška lytimi, bet iš tikrųjų Neapolis Italijoje yra moteriška, turi atspalvį. Aplamai visi Italijos miestai italų kalboje yra moteriškosios giminės vienaskaitos, vienareikšmiškai. Tai aš labai neretai irgi savo turistams būna, kad tokį pavyzdį duodu, kai sakau, įsivaizduokit, italas atkeliauja į Vilnių, atkeliauja į Kauną, sako, bella Vilnius, bella Kaunas, graži Vilnius, graži Kaunas, nes visada yra miestė, moteriškosios giminės vienaskaita. Taip. Bet ir šiaip, man Neapolis irgi asociacija su moterimi, nežinau, kaip ir Partenope, taip, ji. Rimtai, aš Neapolį įsivaizduoju kaip vyruką. Nežinau, tokį storuliuką, neapolietį, pavalgiusi, įdegusi, linksmų plaučių, garsiai kalbantį, žveją. Ne, man tai yra moteris, tokia labai savotiška moteris, labai tokia savo charakteriu, žinai, ne kiekvienas galėtų sugyventi su ją. Ok. Aš sakau, kad šitą miestą reikia prisijaukinti. Reikia prisijaukinti. Kaip ir tavo pavadinimas, prisijaukinti Neapolį. Kaip prisijaukinti Neapolį, bet tu labai faina ekskursija, man faina. Kaip prisijaukinti Neapolį, nes būtent tai yra įvadas, kaip tą miestą pažinti, kuris padeda, aišku, miesto per tas 3 valandas tu nesuprasi, nepažinsi, pilnai geras įvadas būtent kaip tą miestą prisijaukinti. Tiesiog reikėtų atkeliauti visų pirma be jokių nusistatymų, be jokių, nežinau, etikečių užklijavimų, labai atvira širdimi. Dabar mes
gersim kavą tradiciškai po pietų, tu geri su pienuku, taip, nes klausai irgi dažniausiai. Negalima sakyti. Negalima sakyti, jeigu kas manęs klausia, tai aš geriu be cukraus ir be pieno ir negadinu kavos ir geriu va tokį kaip margarita ristretto, tradiciškai neapolietiškai espresso. Nes aš nežinau, jau Romoje jau viskas susimaišė, jau galima kapučino po 12 gerti, žinai. Nu jau gerai, jau tiek to, niekas tave kreivai nežiūrės. Patys italai kartais turi gerą, žinai. Nežinau kaip Neapolyje, ar griežtesnės tos taisyklės. Taisyklių tokių nėra, tiesiog pačiam neapoliečiui atrodytų kaip visiškai normalus dalykas negerti cappuccino po pietų. Ma ho dimenticato, i nomi di cocktail sono di scrittore dipende dal tema, non so se... Vieną kartą geriau tokį kokteilį, tikrai neblogas, nebeatsimenu skonio, tas buvo prieš keletą metų. Tai tu sakai, čia atidarote kaukolę, ir tenai yra kokteilis viduje. Ir kiekvienas kokteilis yra įkvėptas Giambattista Basile pasako apie Neapolį. Mes buvom neseniai su tavimi ekskursijoje toj vietoj, tik aš negalėjau filmuoti. Gali papasakoti apie tą vietą, kas ta vieta yra trumpai? Cimitero delle Fontanelle. Tai yra ypatinga vieta, Neapolio kaulų savotiškas šventorius ir tenai labai ypatingas neapoliečių kaukolytės, kapucelė, anime pecentelė, kenčiančių sielų kultas. Įdėsiu nuotrauką, kad būtų aišku žiūrovams. Tavo vyras yra neapolietis, tikras neapolitano. Tai ar gali trumpai papasakoti istoriją, kaip jūs susipažinote ir ką reiškia, gal trumpai žinai jūsų susipažinimo istoriją ir ką reiškia būti su vyru neapoliečiu? Ką reiškia? Reiškia, kad namuose kalbu ne aš, kalba jis. Tikrai. Žmonės galvoja, kad aš labai daug kalbu namuose. Kalbu namuose, aišku, bet pagrinde mano vyras yra radijo. Iš tikrųjų kalba visą laiką. Namai labai gyvi. Mūsų pats mėgstamiausias kambarys yra virtuvė. Mano vyras labai didelę dalį praleidžia virtuvėje. Dirba pats iš namų daugiausiai 3 kartus per savaitę, iš namų 2 kartus į ofisą keliauja. Ir būtent patinka tas jaukumas, tas sukimasis virtuvėje, leidimas laiko su šeima taip pat, ar pas uošvienę, ar pas močiutę, su kuria labinomės, mes matėmės, pamojavo Nona Marija. Nerealu, kad dar yra močiutė, žinai. Jo, turi paskutinę, vienintelė močiutė jam išlikus, iš visų senelių viena močiutė, bet senelis nugyveno iki 94 metų. Tai va, irgi tokiu pat vardu, tokia pat pavardė, nes kaip neapolietiška tradicija to nori, pirmagimis sūnus turi būti pavadintas kaip jo senelis. Tada antragimis sūnus pagal mamos tėtį, pirmagimė dukra pagal, taip, tėčio mamą. Tada antroji mergaitė pavadinama yra pagal mamos mamą, o jau 5 vaikas, jau pagaliau gali pavadinti kaip nori. Ir iš tikrųjų mano vyro... Tai čia iš kartų kartas keliauja tie patys vardai, gal? Taip. Ir koks jo vardas tuomet vyro yra? Karlo, labai karališkas vardas, kaip Karlo di Borbone, Karlius Bourbonas, kaip karalius Charlesas. Taip, kad labai džiaugiasi savo karališkų vardų, žinoma. Tai kaip jūs susipažinom? Kaip mes susipažinom, teisingai. Mes susipažinom iš tikrųjų Graikijoje. Susipažinom mes Graikijoje. Tu jau gyvenai Neapolyje? Dar Neapolyje negyvenau.
Tai mes susipažinom Graikijoje, mes atlikom kartu Erasmus, tiksliau ne kartu. Aš atlikau vienam universitete, jis Bet kitam. ten susipažinot būtent, Bet kai mes ten atlikėm. susipažinom, jo, visiškai teisingai. Visiškai teisingai. Mes susipažinom ten ir paskui gavosi taip, kad jau po Erasmus praktikos mes atsisveikinom, o praeina kelios savaitės, žiūriu, kad man skambina. Nu, aš kažkaip jau galvau, kad čia visą gerą, atsisveikinom su visam liūdna, gaila, aišku, buvo labai. Ir sako, Vitalija, labas, žodžiu, aš galvoju atvažiuoti pas tave į Lietuvą. Labai Lietuvą noriu pamatyti vasario mėnesį. Ne pats idealiausias laikotarpis. Sakau, okei. Mane kažkaip čia dar nervuoja, aš čia taip gražiai, atrodo, atsisveikinu, romantiškai, sakau, ką tu čia dabar atvažiuosi. Tai žodžiu, atvažiavo, pirmas dalykas, kurį padariau, aš pas savo močiutę nusivežiau, nes mano močiutė turi akį labai gerą, jo. Ir mano močiutė tai sužavėjo, mano vyras, jau iš karto užbūrė, jau hi, ha. Balselis priplodė. O kaip jis gerai angliškai, aš įsivaizduoju, kalbėjo, nes italai turi tokią problemą, kad jie... Bet, kaip pasakyti, Erasmus praktiką atliekam, vadinasi, tiek vienas, tiek kitas jo kalbėjom mes angliškai ganėtinai neblogai. Tai va, tada aš atvažiuodavau pas jį, atvažiuodavau pas mane, aš atvažiuodavau pas jį, atvažiuodavau pas mane, tai viskas užsitęsė. Paskui galiausiai man pavyko gauti praktikos vietą Neapolį ir aišku pasilikau. 11 metų tai gaunasi jūs jau kartu, beveik 11, taip, kiek tu esi, daugiau negu 11, wow. Ar vestuvės buvo neapolietiškos? Buvo lietuviškos, baltiškos vestuvės. Taip, nes Lietuvoje? Taip, todėl, kad žmonės svajoja susituokti Italijoje, Kaprio saloje, Amalfio pakrantėje, dabar aišku su Jeff Bezos ir Venecijoje. O buvo Naisiuose? Ne, bet beveik. Šiaulių rajone tikrai. Tokioj labai fainoj sodyboje, kaip per filmus rodo, italams irgi labai patinka, kur gali susituokti, ant pievutės, kur žalia, gražu. Jo, labai norėjau per Jonines, būtų buvę labai gražu, bet per Jonines niekas nedirba, tiesiog nebūtų niekas sutuokę. Tai reikėjo dieną prieš, tai birželio 23 dieną. Kaip gražu. Tai sugužėjo, suvažiavo krūva italų, teisingai? Ne krūva, nes pažadėjom, kad kada nors bus antros vestuvės atšvęstos itališkos, bet aš dar taip labai nesiveržiu, nes itališkos vestuvės, tiksliau neapolietiškos vestuvės. Tai aš norėjau paklausti, taip, tai yra apie 200-300 žmonių. Tai jo, yra realybės šou, matrimonio napoletano. Tai reikia manyti, kad jeigu sugalvoja tokį realybės šou, vadinasi... Aš stebiuosi, kaip tau pavyko išsisukti, žinai, nes išsižeidžia jie ten visi, žinai, taip. Mano atveju visai ganėtinai neblogai, mano uošviai labai sukalbami, turiu nuostabią uošvienę tikrai. Mes čia esame? Mes esam Karališkųjų rūmų vidinėme kieme. Centrinių Karališkųjų rūmų, vienu iš 4 įspūdingo dydžio Karališkųjų rūmų Neapolyje. Oho, kokie vaizdai. Neblogai. Wow. Tai kas pasakė, kad Neapolis negražus? Į kailį. Ar reikia kažkaip pasiruošti Neapoliui? Kažkokių, nežinau, taisyklės yra kažkokios, kaip reikia atvažiuoti į Neapolį? Nežinau, ar, sakau, kitą kartą, kai ruošiesi, tada atsiranda dabar prisiminiau istoriją. Taip. Tai kitą kartą, kai ruošiesi, labai daug prisiskaitai. Ir kai labai daug prisiskaitai, tada iš karto kažkaip, jau įsivaizduoji, kaip turėtų viskas atrodyti. Tai kalbant apie tai, aš esu turėjus prieš, dabar nebepamenu, kiek metų, 2 turistes pas save ekskursijoje. Ir mes kartu su jomis pasivaikščiojusios po ekskursijos, jos man sako, bet Vitalija, žinai ką, mes jau esam buvusios Neapoly. Pirmą kartą tai buvo labai senai, tai buvo prieš gal 15 metų.
Ir sako, mes atvykom automobiliu, išsinuomavusius po Neapolį, visur važinėjom, Amalfio pakrantė, Neapolio centras. Ir mes tada dar nieko apie Neapolį nežinojom. Nežinojom, kad ten labai sudėtinga vairuoti, kad vairavimo sąlygos sudėtingos. Ir sako, mes nieko net nepastebėjom. O dabar atvykusios mes paskaitėm apie Neapolį ir sako, skaitėm, kad vairavimo sąlygos yra labai sudėtingos. Atvykom pačios be automobilio šį kartą, sako, ir tikrai pradėjom pastebėti, kad labai sudėtinga yra vairuoti. Bet ką reiškia kitą kartą tas nusistatymas, nes tu jau ko ieškai, tą pradedi matyti. Neapolis buvo labai smarkiai subombarduotas Antro pasaulinio karo metu ir žinau, kad sudėtinga tai įsivaizduoti, bet nukenti būtent ir šitie karališkiai rūmai beje. Galbūt nenukenti tiek daug nuo bombardavimų, kiek nuo amerikiečių kariškių, kurie vieši šituose karališkuosiuose rūmuose, įsirengė netgi teatre savo kino salę. Ir dabar galėsiu parodyti būtent karališkuosius rūmus. Na, Antro pasaulinio karo metu, kas įvyksta, kokie padariniai. Tai va, čia kampas, bet bus matyti geriau. Italijoje tiek daug vietų aplankyti, tiek istorinių vietų, kaip jos nenukentėjo Antro pasaulinio karo metu. Nukentėjo. Statyta, restauruota, sutvarkyta, lygiai taip pat kaip ir šitie karališkiai rūmai, faktas. Taip. Daug darbo tiesiog buvo įdėta. Žinoma. Neapolis buvo tiesiog griuvėsiuose. Ir tiesiog... Nes visgi uostas, visgi tokia strateginė vieta. Būtent. Amerikiečių kariškiai išsilaipina į Salerne. Salernas prie pat Neapolio. Kai labai suskonfliktas. Tai manęs klausė, tai kas bombardavo Neapolį? Bombardavo absoliučiai visi. Absoliučiai visi. Čia taip pat galima paragauti limonadų pražergtomis kojomis. Ką reiškia limonadas pražergtomis kojomis? Kad jį reikia gerti pražergus kojas, pasilenkus, nes kitaip ant savęs apsipilsi. Kodėl? Nes jis putoja? Nes jis putoja. Iniziare. Bye! Vada, prende il bicchiere e fuori veloce, aprendo le gambe. Čia dėl to taip... Taip, dėl to limonadas pražergtomis kojomis. Rūgštu. Žiūrėkite, kaip daryti. Oho, taip iš karto visa gurkšnė, bravo. Quanti anni fa Chiara Ferragni è venuta qui a bere? L'estate scorso. Estate scorsa. Ecco, sì. Kai Chiara Ferragni atėjo Ir čia, tai kaip yra. buvo garsi, bet aišku, po Chiaros Ferragni tuo momentu buvo labai didelis bumas, jo, labai daug turistų susirinko. Grazie. Grazie. Aš norėjau pasakyti komentarą apie šią galeriją, kad yra daug galerijų Italijoje. Taip. Ir Milane, ir toj pačioj Romui. Taip. Bet Neapolio daro didžiausią įspūdį. Aš nežinau kodėl. Nes aukštesnė. Aukštesnė galbūt. Gal nori prie tavęs nufotografuosiu tavo zodiako ženklo. Ai, čia zodiako ženklai ir aš esu Arietė. Taip, Tai jis ten. Aš žinau, kad tu organizuoji ekskursijas ne tik Neapolyje ir dar tu turi įvairias įsivaizduoju teminės ekskursijas, taip? Ne tik tai pagrindiniai objektai, bet ir kaip mes šiandien buvom tokiam įdomesnėme rajone, kuris vadinasi Sanità. Sanità, taip. Kuris labai toks dar turistų dar mažai žinomas. Taip. Ir kur dar tu vedi ekskursijas, kuriuose miestuose ar salose netgi? Visose salose Neapolio. Capris, Ischia, Procida, Amalfio pakrantė, Sorrento pakrantė, Pompei, Herkulanėjas, Kazertos rūmai, net ir Pestum, antikinis miestas. Taip, Aš tik iš Pestum atvažiavusi, tai dėl to jinai yra pasakė.
Žiūrėk, čia galybė informacijos reikia žinoti, suvirškinti, išmokti. Nu tai ne per vieną dieną, ne per vieną naktį. Eja, pakalbėkime apie tokį įdomų dalyką, apie kurį Neapolio mes neįsivaizduojam, tai be futbolo. Taip. Azzurri, taip? Taip. Kaip čia išvertus lietuvių kalbą žydrieji. Žydrųjų komanda. Gerai skamba, jo. Tai papasakok, koks čia, ta prasme, aš jau žinau, kai žaidžia Neapolis, tai čia aš matau, kas vyksta, pavyzdžiui, Romoje, nes Roma irgi gyvena neapoliečiai, bet kas čia vyksta? Koks, ta prasme, čia kaip religija yra futbolas. Papasakok šiek tiek tavo įspūdžius, kas vyksta ir kaip tavo gal pirmieji kartai, kai tą pajutėjai, pamatėjai. Taip, labai visi dideli užkietėję fanai, beveik visi Neapolyje serga už Neapolio futbolo klubą. Tai čia pabandyk nesirgti. Taip, būna visokių nukrypimų į ne tą komandą, būna. Retų, bet pasitaiko. Čia pavojinga, man atrodo. Labai pavojinga, jo. Ir nieko, esu kelis kartus buvusi stadione. Oho. Šiandien jau perpavadintam iš San Paulo į Maradoną, Diego Armando Maradonos garbei po jau futbolininko mirties. Maradona, man atrodo, čia kaip Santa yra, žinai, kaip šventieji yra miestų, taip, žinai, Maradona, futbolininkas, garsus futbolininkas irgi, čia aš matau jo veidą visur, aš taip suprantu, čia kaip šventasis jų, ar ne, Neapolio šventasis. Nu, labai mylimas, iš ties. Taip, mylimas. Tai, kai žaidžia, čia matyt, kai žaidžia Neapolis, čia matyt visas gūžia miestas. Taip, visiškai teisingai. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti rezultatą iš to, kaip žmonės šaukia. Aš varne namuose, būnu užsidariusi visus langus, visas duris. Iš to, kaip šaukia kaimynai, nes mano vyras bus stadione, aš galiu pasakyti tikslų rezultatą, nežiūrėjusi futbolo. Nes yra šaukimas vienoks, kai įmuša Neapolis įvartį, ir šaukimas kitoks, kai priešininkai įmuša. Žinai, aš pastebėjau, šita gatvė yra labai plati. Taip. Jinai skiriasi nuo tų, žinai, siaurų Neapolio gatvyčių. Taip. Tai ir tu paminėjai, kad jinai iš tikrųjų buvo išplatinta, taip? Jinai yra išplatinama jau 19 amžiaus pabaigoje dėka karaliaus Umberto I. Dėl to šitas turi pavadinamą gatvę, turi pavadinimą Corso Umberto, teisingai. Su risanamento, su pasveikatinimo programa. Tiesiog yra perstumdomi, pertvarkomi dideli palacai, pastatai, rūmai ir tiesiog gatvė yra išplatinama. Nu ir tai buvo tikimasi, kad įleisto gaivaus oro, nuo jūros ateinančio, todėl kad Neapolis, aišku, kentėjo nuo serijos epidemijų, dar kurių, aišku, buvo labai baisus koleros protrukiai. Ir praplatino, bet problemos neišsprendžia, todėl kad tiesiog tampa gražia paradinė gatve, buvo netoks įstatymas išleistas, kad jei kreipsi dėmesį, visi pastatai yra 5 aukštų. Kai kurie jų tų 5 aukštų iš tikrųjų net neturi, čia yra tik tais fasadas, galbūt 4 aukštai, bet kadangi įstatymas išeina toks, visi pastatai turi būti 1 aukščio, tai jie visi labai gražiai tiesiog simetriškai sulygiuoti. Aišku, čia yra 4 palacai, 4 taip vadinami rūmai pastatai. Čia išdygs beje neužilgo kada nors. Dar laukiam, kol išdygs. Labai gražus stiklinis kupolas. Esam prie Duomo metro sustojimo, kurį beje suprojektuoja Massimiliano Fuksas. Jeigu pavardė kažką sako, ypatingai iš Romos atvykusiems turėtų sakyti, ar ne? Taip, turi garbės lietuvio pilietybę, nes tik tokia kol kas tai gali gauti. Taip. Aišku, ne pačioj geriausiai vietoj klausiu šio klausimo, bet matyt, jeigu tu nežiūrėjai mano laidas,
Tradiciškai klausiu į pokalbio galą, ar yra Dolce Vita Italijoje ir jeigu jinai yra, kas tau ji yra, kaip tu ją jauti ir kaip tu ją paaiškintum. Nes, žinai, gali būti, kad tai yra toks, žinai, šiek tiek romantizuotas dalykas dar iš 60-ųjų italų filmų. Tai kaip tu ją jauti, kaip tu supranti Dolce Vita? Šitas klausimas labai fainas, beje, Dolce Vita tikrai yra saldus, itališkas gyvenimo būdas, gyvenimo stilius. Aišku, labiau jį pajaučia turistai, kurie atvyksta ilsėtis. Turistai? Turistai, taip. Bet lygiai taip pat kaip ir mes, gyvenantis galbūt ar ne Italijoje, čia dirbantis, vis tiek sustojam kartais, ar ne, ir tu tiesiog atsikvepi ramiau, ar prie espresso kavos puodelio, arba, tiesiog grožiesi tais vaizdais ir sakai, tikrai faina, gera būti, panorama nuostabi, vaizdas geras, bet tie tokie momentai, sustok akimirksnis žavingas. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.